Tegul neužpyksta liberalų sąjūdis, bet noriu pateikti palyginimai su Ručienės baisiais nusikaltimais. Jinai beje neišleido tiem šokiam, kaip suprantu, nei vieno, nei partinio, nei valstybinio cento. Tai toks yra žurnalas Veidas vadinasi. Ir kaip tik per rinkimus netyčia geriausių merų rinkimai ir štai liberalų sąjūdžio meras Vytautas Grubliauskas, geriausias meras, 6 publikacijos Veide, ant 3 yra uždėtos reklamos ženkliukas, ant 3 ne. Vytautai Grubliauskai, merė, muzikantė, pasakykit, Remigijus Šimašius atstovas. Ar negėda už valstybės pinigus pirkti 3 publikacijas Veide, bet šiuo atveju Grubliauskas padarė tą miksą. Reiškia, jeigu Zuokas iš vis nieko neinformavo, už privatininkų lėšas išsileido tą kalėdinę atviruką, jeigu Majauskas griežtai pagal įstatymo raidę tą milijoną visų gyventojų lėšų ištaškė savo kalėdiniam pasveikinimui, tai Grubliauskas buvo tikras turbūt liberalas, gerąją žodžio prasme. 50% jis papirko rinkėjus jų pačių pinigais, a 50% matyt kažkokių verslininkų pinigais. Vytautai Grubliauskai, pasakykit tautai, kiek kainavo jums tos publikacijos. Remigijus Šimašius, pasakykite tautai, kiek jūs verslininkai parėmė su tom 3 nežymėtom reklamom? Ja. Aš galiu pasakyti tik taip vieną dalyką. Labai džiaugiuosi, kad Veidas daro geriausių merų apžvalgas. Ir gali žmonės ir balsuoti, ir pats dar, man tada Veido apklausoje balsavau, ten Facebook'e ar kažkur tai. Nu, meras tikrai geras, Grubliauskas. Nieko neturiu ko prikišti ir tikrai... Puiku, klausimas ne apie tai. Ir šitoj vietoje, nu kaip? Šioje vietoje padaryti rinkimai geriausių mero, Grubliauskas laimėjo, šaunuolis, linkiu jam rinkimus laimėti. Palaukit, o apie tai, ką jūs čia privedinėjate, tai tiesą sakant, aš nelabai suprantu. Kiek Grubliauskas sumokėjo valstybės, o tai, kad jisai iš atveju netikras liberalas, jisai neatsako, jis užpyksta ir neatsako. Jūs propaguojat skaidrumą, jūs asmeniškai, ir panašu, kad jūs laikotės... Jūs praktikuojate. O štai jūsų kolega Klaipėdoje praktikuoja absoliutų uždarumą. Ir šitą prasme, Ručienė šokiai, nu, dieve dangui. Nu, ar negėda?